Sveiki visi, taigi su jumis sveikinas aš FDI ir taigi aš projektavau, kaip pasidaryti redstone duris, automatinės redstone. Tada einame ir atsidaro. Taigi, biškį ladina. Taigi jums reikės redstone perlo, slėgio plokštės, bet kas medžiagos. Labai lengva daryti. Ладно, tuoj grįšiu. Va, grįžau. Ir taigi dabar kažkaip nesigauna. O čia turite užbėgti. Čia. Palaukit, grįžtu. Nu va, grįžau. Bet turiu pažiūrėti šitaip. Šitokius skirtumus. Šitaip. Reikia pabausyti. Šitaip. Šitaip. Tada padarėte taip pat. Čia. Tada paskui grįšiu vėl. Va, tai grįžau. Ir va šitaip, va, turiu gautis viskas. Ir, iškasite dviejų ir paskui vėl grįšiu. Va, iškasite šitaip. Tada biškį duotis šitaip. Aš tada parodysiu taip. Laukit, grįšiu, va, taip va buvo. Iškasite taip, čia taip padarė. Tada vėl grįšiu. Kai buvote iškasę, dabar ten turėtų dėti čia ir čia. Dabar viską reikės uždengti. Nu va, grįžau ir taigi atsidaro dalis. Tai va, aš čia taip viską darau. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, laikinkite, subscribinkite ir ate.